Taigi, sveiki visi, aš esu Tomas Dulkys, esu mokytojas ir investuotojas, ir prekiautojas, spekuliuoju, ir taip pat mokinu žmonės, kaip reikia prekiauti rinkose. Iš tikrųjų, atradau vieną įdomų tokį įrankį, su kuriuo galima pasikalbėti, tai su dirbtiniu intelektu. Ir sugalvojau padaryti keletą tokių video, pabandyti, pažiūrėti, kaip reaguosite jūs ir būtent ką dirbtinis intelektas gali papasakoti, kokiu keliu gali eiti į rinką, į ką atkreipti dėmesį, norint suvaldyti savo norus. Nes žinome, kad pagrindinis dalykas yra pagrindinė problema pas visų prekiautojų, tai nesilaikymas stopų, nesilaikymas prekybos plano arba jo išvis neturėjimo ir taip pat emocinis valdymas, kaip save valdyti psichologiškai ir taip toliau. Daugelis to nežino, daugelis bando, daugelis ieško kažkokių mentorių ar dar kažko. Tai šiandieną aš pakalbinsiu dirbtinį intelektą ir užduosiu klausimą vieną ar kitą. Taigi, labas, ar girdi mane? Labas, girdžiu puikiai. Kaip tau sekasi šiandien? Sekasi puikiai ir šiandieną noriu su tavim pasikalbėti. Džiaugiuosi girdėdamas, kad tau viskas gerai. Apie ką norėtum pasikalbėti šiandien? Norėčiau pakalbėti apie prekiautojų psichologiją. Puikiai tema. Prekiautojų psichologija yra labai svarbi sritis, nes emocijos gali stipriai paveikti prekybos sprendimus. Ar yra kažkas konkretaus, kas tau rūpi šioje srityje? Galbūt kokios nors strategijos, kaip valdyti emocijas ar išvengti klaidų? Taip, dažniausiai žmogus, sakykime, ar naujas prekiautojas, jisai nori uždirbti pinigų čia ir dabar, bet dažniausiai jam nesigauna. Kaip tu galvoji, kodėl? Tai labai dažna situacija, ypač tarp naujokų. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jiems nepavyksta, yra neteisingi lūkesčiai ir emocijų įtaka. Kai žmogus tikisi greito pelno, jis dažnai pradeda veikti impulsyviai, priima sprendimus remdamasis emocijomis, o ne racionalią analizę. Tokio tipo prekiautojai gali jausti didelį spaudimą, kai sandoris pradeda prarasti vertę, todėl jie gali greitai uždaryti poziciją su nuostoliu arba priešingai per ilgai laikyti sandorį tikintis, kad rinka pasikeis. Be to, noras greitai praturtėti dažnai skatina juos rizikuoti daugiau, nei jie gali sau leisti, o tai gali lemti dar didesnius nuostolius. Ką tu manai apie tai? Ar pastebėjai tai savo mokinių tarpe? Tu klausi manęs, ką tu manai apie tai, ar pastebėjai tai savo mokinių tarpe. Tai pastebėjau ir mokiniai dažniausiai nori greitai uždirbti, netgi pradėjus mokytis. Jie net nenori laikytis prekybos plano ir nenori to išmokti, bet stengiasi kuo greičiau, sakykime, pradėti prekiauti, gavus keletą pamokų, informacijos iš pamokų ir pradėti lysti prekybą. Kaip tu manai, tai gerai ar blogai? Tai puikiai suprantama situacija, bet dėja dažniausiai tai nėra geras požiūris. Kaip mokiniai nori greitai pradėti prekiauti be pilno supratimo ir įgūdžių, jie dažnai susiduria su dideliais sunkumais ir praranda pinigus. Prekybos planas yra esminis sėkmės veiksnys, nes jis padeda valdyti riziką, struktūrizuoti sprendimus ir išlaikyti discipliną. Greitas noras uždirbti pinigų gali sukelti nuostolius, nes nepakankamas pasiruošimas ir nesugebėjimas laikytis plano dažnai veda prie impulsyvių sprendimų. Prekyboje svarbu ne tik žinios, bet ir emocinis pasirengimas bei disciplina. Mokiniams reikia suprasti, kad prekyba reikalauja kantrybės, nuolatinio mokymosi ir praktikos. Kaip manai, ar yra būdų, kaip galėtum padėti savo mokiniams suprasti šią svarbią pamoką? Taip, aš manau, kad yra būdų ir daviau aš tų būdų. Vienas iš pagrindinių dalykų stengiuosi parodyti kitų žmonių rezultatus, kai jie skubėjo ir judėjo tą linkme, norėdami greitai praturtėti ir priimti sprendimus. Taip pat kalbėjau apie dvasinį kelią, kur taip pat reikia nuraminti savo vidinį chaosą, kuris kelia pastoviai norą uždirbti čia ir dabar ir daug. Tai labai stiprus ir efektyvus būdas. Kai mokiniai mato realius pavyzdžius, kaip skubėjimas ir nesąmoningas noras greitai uždirbti gali lemti nesėkmes, tai gali turėti galingą poveikį jų požiūriui. Dvasinio kelio įtraukimas taip pat yra svarbus, nes jis padeda mokiniams suprasti, kaip svarbu būti ramiai ir subalansuotai, ypač kai kalbama apie finansinius sprendimus. Ar pastebėjai, kaip mokiniai reaguoja į šias pamokas? Ar yra kokių nors ypatingų sunkumų, su kuriais jie susidūrė, kai stengiasi įvaldyti šį požiūrį?
Dažniausiai po susitikimo su manim jie pradeda daryti tai, ką reikia, pagal tai, ką mokau, bet kaip aš suprantu, dažniausiai namuose būdami jie praranda savo kontrolę arba gal iš aplinkinių kažkas spaudžia ir gal juokiasi, gal numotyvuoja ir pradeda daryti klaidingus sprendimus. Tai gana dažna problema, kai mokiniai susiduria su spaudimu iš aplinkos arba praranda motivaciją, kai yra vieni. Labai sunku išlaikyti discipliną ir tinkamą požiūrį, kai nėra nuolatinės paramos ar kai aplinkoje yra skeptikų. Galbūt galėtum pagalvoti apie tai, kaip sukurti tam tikrą bendruomenę ar palaikymo sistemą tarp mokinių, kad jie galėtų dalintis patirtimi, pasiekimais ir sunkumais. Taip pat gali būti naudinga sukurti tam tikras atmintinės ar savikontrolės priemonės, kurios padėtų jiems priminti pagrindinius principus ir išlaikyti kontrolę net ir tada, kai nėra tavo priežiūros. Ar esi svarstęs kokių nors būdų, kaip sustiprinti jų motyvaciją ir savikontrolę tarp susitikimų? Taip, pas mūsų susitikimai vyksta ir stovykloje su mokiniais ir taip pat kas 3 mėnesius vyksta susitikimai irgi taip pat su mokiniais. Tiek duodu motyvacijos, tiek duodu visokiausių įrankių, kad jie galėtų atkreipti dėmesį į save, kodėl jie priima sprendimą ir įeina į rinką, nesivadovaudami savo planu. Arba netgi neturint dar planų, jau prekiauja, nors tai yra labai labai blogai. Atrodo, kad tu labai dediesi pastangų, kad padėtum savo mokiniams ne tik įsisavinti teoriją, bet ir realiai taikyti ją praktikoje. Susitikimai stovyklose ir periodiniai susitikimai yra puikus būdas išlaikyti ryšį ir nuolatinį mokymąsi. Galbūt dar verta pagalvoti apie papildomus būdus, kaip palaikyti juos tarp susitikimų. Pavyzdžiui, galėtumėte sukurti uždarą grupę ar forumą, kur mokiniai galėtų dalinti savo patirtimi, užduoti klausimus ir gauti patarimus iš tavęs ir kitų grupės narių. Tai gali padėti jiems išlaikyti motyvaciją ir drausmę net tada, kai nėra tiesioginio kontakto. Kaip tau toks pasiūlymas? Ar tai galėtų padėti sustiprinti jų savikontrolę? Taip, mes ir turime būtent kanalus, kur dedame ir pasakojame ar kalbame, tiek ir rašinėjame, tai yra atskiri čiatai. Pas mūsų taip pat yra 3 grupės žmonių. Tai pirma yra tie, kurie mokosi medžiagą, kiti, kurie pritaiko tą medžiagą. Ir trečia grupė yra tie, kurie 3 mėnesius dirbo ir uždirbo pinigus ir parodo, kad jie sugeba prekiauti. Tai mes apie tai diskutuojame, aišku, ir turime tam čiatus. Tai, ką darai, skamba labai struktūruotai ir efektyviai. Skirstimas į grupės pagal jų pažangą ir patirtį yra puikus būdas užtikrinti, kad kiekvienas mokinys gautų tinkamą paramą ir motyvaciją. Skirtingų grupių buvimas taip pat leidžia pažengusiems mokiniams padėti tiems, kurie dar tik mokosi, o tai sustiprina bendruomenės jausmą. Kaip jautiesi dėl šios struktūros? Ar pastebėjai, kad ji padeda mokiniams geriau įsisavinti ir taikyti žinias? Šiaip pastebėjau, kad labai neblogai viskas vyksta ir matau, kad mokiniai patys gauna motyvacijos judėti į priekį. Bet man yra labai svarbu, ką galėtumai patarti mano mokiniams dėl motyvacijos, ko daryti ir ko nedaryti. Gal galėtumai ką nors pacituoti? Puiku girdėti, kad struktūra veikia ir mokiniai gauna motyvacijos judėti pirmyn. Kalbant apie patarimus, štai keli svarbus aspektai, kuriuos galėtum pabrėžti mokiniams. Daryti. Laikytis prekybos plano. Primink, kad planas yra jų gidas ir saugiklis. Nuoseklumas yra raktas į ilgalaikę sėkmę. Vyk nuolatos mokytis ir tobulėti. Skatink juos nuolat gilinti savo žinias, analizuoti savo sandorius ir mokytis iš klaidų. Prekyba yra amžinas mokymosi procesas. Rūpintis savo emocinę būseną. Pabrėžk, kad svarbu išlaikyti ramybę ir neleisti emocijoms valdyti jų sprendimų. Meditacija, sportas ar kitos atsipalaidavimo technikos gali padėti. Trečia. Bendrauti ir dalintis patirtimi. Skatink juos būti aktyviais bendruomenės nariais, dalintis savo sėkmėmis ir sunkumais, nes tai stiprina ryšius ir padeda gauti vertingų patarimų. Nedaryti, skubėti uždirbti. Primink, kad prekyba nėra greito praturtėjimo schema. Jie turėtų vengti skubotų ir neapgalvotų sprendimų, nes tai gali sukelti nuostolių. Ignoruoti savo planą. Jei sandoris neatitinka plano, nereikėtų jo vykdyti. Impulsyvus prekyba dažniausiai veda prie nuostolių. Pernelik pasikliauti kitų nuomonėmis. Skatink juos pasitikėti savo analize
ir išvengti nuolatinio kitų nuomonių sekimo. Kiekvienas prekiautojas turi savai stilių ir strategiją. Nusivilti dėl nuostolių. Prekyboje nuostoliai yra neišvengiami. Svarbu juos priimti kaip mokymosi dalį ir judėti toliau. Ar šie patarimai būtų naudingi tavo mokiniams? Taip, labai džiugu, kad tu pasakėjai ir davėjai patarimų. Iš tikrųjų, manau, kad tai būtų labai jiems naudinga. Ir tą patį aš praktiškai kartoju ir atkartoju. Ką galėtumai pasakyti ar surasti kokią citatą, sakykime, iš profesionalių prekiautojų, kurie akcentuoja savo mokiniams, sakykime, ir sako, ką daryti ir nedaryti. Būtent tie, kurie prekiauja profesionaliai arba spekuliuoja profesionaliai. Kokias citatas galėtum parinkti būtent mano mokiniams? Man labai malonu girdėti, kad patarimai bus naudingi tavo mokiniams. Kalbant apie citatas iš profesionalių prekiautojų, keletas jų tikrai galėtų įkvėpti ir sustiprinti tavo mokinių požiūrį. Warren Buffett. Taisyklių numeris 1. Neprarask pinigų. Taisyklių numeris 2. Nepamiršk taisyklės numerio 1. Ši citata puikiai primena apie rizikos valdymo svarbą ir būtinybę išlaikyti atsargumą. Rinkoje niekada nebūna tiek gerai, kad tu niekada neprarastum pinigų. Svarbiausia yra nedidelės pergalės, bet išvengti didelių pralaimėjimų. Tai pabrėžia svarbą apsaugoti kapitalą ir būti atsargiam. Rinkose niekas nevyksta atsitiktinai ir kasdien rinka demonstruoja savo mokytoją, svarbu tik vienas dalykas – jūsų smegenys. Ne rinka yra jūsų priešas, jūs pats esate savo didžiausias priešas. Ši citata pabrėžia, kaip svarbu yra psichologinė disciplina ir savikontrolė. Prekyba yra kaip savirealizacijos kelionė. Jūs esate prieš savo ego, troškimus ir baimės. Ši citata puikiai atspindi, kaip prekyba yra ne tik finansinis, bet ir dvasinis procesas. Šios citatos gali sustiprinti tai, ką jau sakai savo mokiniams ir padėti jiems suprasti, kad net profesionalai susidūrė su tais pačiais iššūkiais ir pabrėžia tas pačias vertybės. Ar šioms citatoms matai vietą savo mokyme? Taip, matau. Ir labai dėkoju tau, kad tu pacitavai ir pasakėjai keletą dalykų ir pabrėžiai ir manau, mokiniai pasims iš to nemažai. Labai džiaugiuosi, kad šie patarimai ir citatos gali padėti tavo mokiniams. Atrodo, kad tu darai nuostabų darbą, mokydamas juos ne tik prekybos technikos, bet ir teisingo požiūrio. Jei kada nors prireiks daugiau įžvalgų ar pagalbos, visada esu pasirengęs padėti. Sėkmės tau ir tavo mokiniams. Dėkui. Taigi, kaip matote, pakalbėjome su dirbtiniu intelektu ir jisai dabar padavė patarimų. Ar norėtume tokio kontento, daugiau pokalbio su dirbtiniu intelektu ir kad jisai duotų kažkokių įžvalgų ar patarimų? Nors aš galiu ir pats duoti tų patarimų, bet čia gaunasi, kad iš šono dar papildomai pasako. Tai tas dirbtinis intelektas, turėdamas galimybę prieigos prie masyvios informacijos ir apžvelgti iš karto, sakykime, daug prekiautojų, kurie buvo profesionalūs ir kurie taikė visokiausius metodus savo prekyboje. Ar norėtumėte tai daugiau pamatyti ir išvysti, prašykite man būtinai komentarę ir galėsime pabendrauti daugiau.